Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Įtampa realybės šou Aš ralistas pasiekė maksimalią ribą. Teliko 4 stipriausi pretendentai ir vienintelė rungtis. Taigi, pagal abėcėlę: Klaudas Bučinskas, Markas Buteikis, Lukas Pečeliūnas ir Mantvydas Repšys. Pirmą kartą šio realybės šou istorijoje paskutinė rungtis buvo surengta Suomijoje. Apie 100 km šiauriau Helsinkio 4 superfinalininkai susikaus vienodomis ir nei vienam neįprastomis sąlygomis ir nepažįstamoje aplinkoje. Aš ralistas bus išrinktas Saukolan ralio mokykloje, kuri beje turi sąsajų ir su Lietuva. Čia savo įgūdžius tobulino nemažai lietuvių. Turbūt vienas pirmųjų ilgametis ir daugkartinis Lietuvos ralio čempionas, ilgus metus buvęs tiesiog nenugalimų lietuviško ralio padangėje, Rokas Lipeikis. Visos pastato sienos nukabinėtos čia buvusių lenktynininkų nuotraukomis, tarp kurių yra ir Roko Lipeikio automobilis. Taigi, šioje unikalioje trasoje mūsų ralistai turės parodyti viską, ką gali geriausio. O atrinkti tam greičiausiam mes pasitelkėm išties garbingą komisiją. Tai Suomijos ralio čempionas ir pasaulio junior VRC čempionas Sami Pajari, Lietuvos ralio čempionato lyderis Martynas Samsonas ir jo šturmanas Ervinas Snitkas. Vienas greičiausių ir šiuo metu laikomų vienu perspektyviausių Suomijos lenktynininkų Sami Pajari pats pradėjo savo ralisto karjerą būtent per tokio tipo programas, laimėjęs jaunimo atranką savo šalyje. Būtent tai jam tapo postūmiu pradėti profesionalo karjerą. O be laimėjimo ir prizo suteikusio galimybę lenktyniauti, jis galbūt niekada taip ir nebūtų tapęs profesionaliu sportininku. Tad mūsų projektu Suomijos ralio talentas labai domėjosi ir stebėjosi, kad toks didžiulis projektas yra pilnai privatus, visiškai neremiamas valstybės. Vos 22 metų sportininkas jau tapo pasaulio ralio čempionu junior VRC kategorijoje ir jam pranašaujama nuostabi ateitis. Šiemet jis dalyvauja pasaulio ralio čempionato VRC 2 įskaitoje. Tell a little bit about yourself. How did you came to rally? Kaip tu atėjai į ralį? Pradėjau, kaip turbūt daugelis, paskatintas tėčio. Mano tėtis dalyvaudavo raliuose Suomijoje mėgėjiškame lygyje, bet nuo mažens mačiau ralį ir dėl to įsitraukiau. Vieną dieną norėjau pabandyti ir prasidėjo natūraliai. Nuo mažos klasės žingsnelis po žingsnelio persėdant į vis greitesnį automobilį. Ar esi laimėjęs kokią nors ralio atranką? Tiesą sakant, esu laimėjęs tokias atrankas net 2 kartus. Mūsų šalyje konkursas vadinasi Skraidantis Suomis, ateities ralio žvaigždė. Pirmą kartą, kai laimėjau, gavau teisę sudalyvauti pasaulio ralio čempionato etape, kuris vyksta Suomijoje. Tada kitais metais, kai vėl laimėjau, kaip prizas buvo suteikta galimybė dalyvauti visame pasaulio ralio čempionate junior VRC kategorijoje. Ir tą čempionatą man pavyko laimėti. Mano dalyvavimą čempionate apmokėjo Suomijos automobilių sporto federacija. Kai laimėjau tą čempionatą, Suomijos federacija man apmokėjo dalyvavimą visame pasaulio ralio čempionate jau VRC 3 kategorijoje. Tai buvo pirmas kartas, kai vairavau visais ratais varomą automobilį. Tai galima sakyti, kad mano laimėjimai man ir padėjo pasiekti tą kelią, kuriuo einu. Todėl labai gražu matyti, kad jūs irgi turite tokį konkursą ir padedate jauniems sportininkams. Tavo santykiai su Lietuva. Esi važiavęs Lietuvos raliuose? Taip, dalyvavau net 3 kartus. Pirmą kartą, kai man buvo dar 16 metų, buvo mano pirmas ralis užsienyje. Pernai Utenoje irgi važiavau. Man labai patiko. Kodėl? Mes turime daug pažįstamų, bendradarbiaujame su Samsonas Motorsport. Gal todėl? Kokie tavo šio sezono planai? Šiemet mes važiuosime VRC 2 pasaulio čempionate, bet norėčiau ir vėl grįžti į Lietuvą, jeigu galėsiu. Ko palinkėtum nugalėtojui? Linkiu visą ko geriausio visiems finalistams. Man labai patiko, kad jie taip gerai pasiruošė važiuoti ir tegu laimi geriausias. Žinau, kad nelengva, bet tikiuosi, kad jie mėgausis tuo, kad yra čia.
but I hope that they will enjoy it. Na, bet žvelgiant į mūsų finalininkų veidus, tai nepasakyčiau, kad jie labai mėgavosi. Labai jaudinosi. Mūsų ketveriukė galvojo, kad žino, kokie iššūkiai jų laukia, tačiau jų laukia ir siurprizas. Taigi finalistams sakėme iš anksto, kad jie turės ralio automobiliu žiemiškoje trasoje pravažiuoti vieną ratą su Martynu Samsonu šalia, kuris žiūrės, kaip jie geba valdyti automobilį. Tada su Ervinu Snitku šalia pravažiuos ralio greičio ruožą. Uždara maždaug 3 km trasą. Pirmiausia susidarys stenogramą, vėliau ją pasitikrins, pravažiavę tą pačią trasą dar kartą. O po to jau sės į ralio automobilį ir pravažiuos greičio ruožą tarsi tikrame ralyje, kuris greičiau. Po to tą patį greičio ruožą dar kartą turės įveikti irgi laikui. Bet jie nežinojo, kad pirmą kartą važiuojant netikėtai automobiliui kabutėse nuleis ratą ir reikės netikėtai sustoti ir jį pasikeisti dar greičio ruože. Kaip jie su šia užduotimi susitvarkys, tai irgi išbandymas. Tačiau svarbiausia, kaip jie sugebės susitvarkyti su jauduliu ir stresu, susikaupti ir iš karto finišavus tą greičio ruožą pravažiuoti dar kartą jį maksimaliu tempu. Taigi lengva nebus. Tačiau visi jie atvyko su vienu tikslu. Iki šio etapo susitvarkė su keliais šimtais konkurentų, dabar jie buvo pasiryžę aplenkti ir likusius 3. Atvažiuoju nugalėti iš tikrųjų ir stengsiu tą padaryti, visada stengiuosi važiuoti, kad nugalėčiau. Manau, kad nusteigęs kaip ir visi laimėti, ko mes čia ir atvažiavome, tai tikiuosi geriausia. Aš renkuosi prizą. Jeigu galim rinktis, tikrai prizą. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Dešinys 5-3. 40. Dešinys 4 ilgas. Superfinalas vyko tarsi iš 4 dalių. Pirmoji tai stenogramos sudarimas. Čia yra svarbu, kaip būsimas ralistas mato kelią, sugeba jį perteikti šturmanui. Net jeigu neturi stenogramos sudarimo patirties, svarbus yra bendras atstumų suvokimas, posūkių matymas, panašus dalykai. Čia svarbiausias teisėjas yra šturmanas Ervinas Snitkas. Dar vienas etapas tai automobilio valdymas. Čia jau Martynas Samsonas sėdėjo automobilio viduje, o Sami Pajari stebėjo iš išorės. Ir jie sprendė, kaip mūsų dalyviai valdo automobilius. Trečia dalis yra netikėtumo faktorius. Kaip mūsų ralistai reaguoja į netikėtai prakiurusį ratą ir kaip greitai jį keičia greičio ruože. Na ir svarbiausia dalis – lenktyniavimas. Kiek jie greiti važiuodami greičio ruože. Po to visi mūsų komisijos nariai nuėjo tartis, o dalyviai turėjo praleisti turbūt sunkiausią valandą tą savaitgalį. Valandą, kai reikia laukti verdikto. Apsispręsti, kuris laimės, nebuvo lengva. Vieni turėjo savo favoritus, kitiems buvo sunku išsirinkti lyderį, o ir atsakomybė didžiulė, nes prizo vertė visgi siekia kelias 10 000 eurų. Nors iš kitos pusės vien patekti į superfinalą ir gauti pamokų, pastabų ir pamokymų iš geriausiųjų jau yra didžiulis laimėjimas. Pravažiavau su kiekvienu finalistu po ratą ir turiu pasakyti, kad net neįsivaizduoju, ką reikėtų išrinkti nugalėtojų. Nebuvo taip, kad kuris nors darytų kažką visiškai kitaip, tai išrinkti nugalėtoją tikrai nebus lengva. Man labiausiai patiko ir įsiminė, kai žiūrėjau į jų veidus, kad jie mėgaujasi tuo, ką daro. Visi jie tikrai yra geri. Kaip tau tie 4 finalistai? Tai visų pirma džiugu, kad vyksta toks reikalas, nes ne visur taip vyksta, sakykime, ir aišku, reikėtų padėkoti tiem, kas organizuoja, nes iš esmės, teisingas reikalas, gerai, džiugu, bet jeigu ir dabar kiek tai iš pradžių buvo tų žmonių? Beveik 100. Ne, 200.
Tai ir nemažai ir susirenka, aišku, besidominančių ir dabar šitie 4 tai tokie jau koncentruoti, espresai. Tai atėjai ant to tokio paimti vyšnę nuo torto. Ar galėtum pakomentuoti, kaip jie vairuoja, kaip jie suvokia automobilį? Nedaug matei, bet vis tiek susidarė įspūdį. Nu tai vienas ramiau, sakykime, be klausimų atsisėdo, pravažiavo ten. Aš kaip sakyčiau, tas pats vairavimas toj uždaroj trasoje, tai jisai, kaip mes ir šnekėjom, tai yra ne tai, kad nesvarbus, bet jisai mažiausiai turbūt įtakos turintis ten sprendimo priėmime. Šiaip labiau svarbiau žiūrėti, kaip žmogus elgesi, kaip reaguoja, kaip ruošiasi, domisi, nesidomi ten. O tokie dalykai. Tai vieni buvo ten mažiau šnekėję, kiti daugiau šnekėję, kitas dar daugiau šnekėjo, ten klausė, kaip čia ratas buksuoja, nebuksuoja, čia kokia padanga. Kitas šiaip sakė kažką, tai ten, tai jie iš dalies labai panašus, bet ir skirtingi visi 4. Paprašėme Martyno ir Ervino apibūdinti visus 4 kandidatus pagal tai, kokią tvarką jie važiavo. Taigi pirmasis startavo Markas Buteikis. Mažas šustras, įdomu viskas. Tai čia man čia blokiruotė neveikia, čia žiūrėk, ne, čia per sankabą padaužė, neužeina užpakalis, čia tas toks. Matosi, kad techniškai supranta, kaip pasakyti, kitas būna šneka ir nusišneka, žinai. O šitas šneka nenusišneka. Tai apie dyglius paklausė, apie slėgius, kaip čia pasišildyti padangas, nes jo mašina buvo pačiam pirma. Imponavo iš esmės iš visų šitų vaikinų, bet Markas, kas mane labiausiai imponavo, tai kad jo yra jaunas amžius, bet realiai pasižymintis iš principo galbūt didžiausia branda šitame visame reikale, kas liečia tiek techninį automobilio apžiūrą, sakykime, supratimą, galvojimą, kas vyks važiavimo metu, gal kas po važiavimo, atkreipiant dėmesį į tas mažas detalės, kurios autosporte daug lemia, kaip pavyzdys padangos, sakykime, koks bus slėgis, kokie dygliai ten ant automobilio ir taip toliau. Ir šiaip, kas liečia visą jo dalyvavimą tame procese, sakykime, tai pradedant nuo susirašymo, kai ir iš susirašymo mes išvažiavom, sakykime, tai pas jį buvo turbūt vienintelis, kuris turėjo susirašymę išlaikęs visą tą balansą, kai pajudėjom nuo starto linijos ir ties finišę užbaigiam rašymą, sakykime, be jokių tokių mėtymosi, ką čia užrašysiu, gal čia sustosiu, be tokių galvojimų ir stabdant automobilį visą laiką tas vienodas tempas. Ir kaip aš sakau, kad jeigu tu rašai gerai, tu suvoki, kas yra susirašyme, tai tu nešiesi tą irgi greičio ruožą jau sportiniu režimu. Ir kai išvažiavome į greičio ruožą, sakykime, irgi lygiai tas pats atsispindėjo, jisai nuo starto pajudėjo, nebuvo jokių klausimų. Aš galėjau savo darbą dirbti, visiškai nežiūrėdamas, ką veikia vairuotojas, nes jauti visą tą dalyką, kad jisai važiuoja gerai, greitai, pataiko į posūkius ir neturi jokių problemų ten. Ir lygiai tas pats, kai turėjom užduotį, jisai sustojo, pasikeitė ratą, susisegė diržus, nuvažiavo, nusiramino, nebuvo, kad ten akis ant kaktos, kaip sakau, ten ir dabar reikia žūtbūt atlošti, ką pralošėm, sakykime, keisdami ratą. Nes į realioje situacijoje, jeigu tu jau stoji greičio ruožę pakeisti ratą, tu tame greičio ruožė nieko netloši, tu turi lygiai taip pat finišuoti ir stengtis kitame greičio ruožė. Tai šitie dalykai iš tikrųjų imponavo labai iš tikrųjų. Ir šiaip, kaip ir sakau, tas jo domėjimasis, jisai matosi, kad tas jaunuolis gyvena to autosportu ir jam čia yra numeris 1 jo galvoj. Lukas Pečeliūnas važiavo antras ir apie jį mūsų teisėjai taip pat turėjo nuomonę. Ramiausias šiaip. Jie visi yra geri, matosi, kad ir jaučia, ir gali ten slidimę tą mašiną. Ir jeigu nesisuka ir per sankabą biškį, jau turi tokią BMW jausmą, gali jie vairuoti, bet jisai iš visų 4 ramiausias, bet ta ramybė irgi, žinai, kaip pasakyti, gal ir geriau, aš nežinau. Bet jisai, sakykime, jeigu lyginant juos, jisai mažiausiai kalbėjo ir klausinėjo. Šiaip
Bet, kaip pasakyti, kultūringas. Susirašymo metu nebuvo ten tokių jokių niuansų, važiavo pakankamai išlaikydamas savo tą tempą, susirašinėjo tvarkingai, tik tai, aišku, sakau, kaip čianais autosporte šitam susirašyme, šturmano vairuotojo darbė nėra kažkokių taisyklių ir knygoje nėra parašyta, kaip turi būti. Tai yra tik mano nuomonė, bet aš ir Lukui šiek tiek minėjau, kad jisai laiką nulina teratripą, ta prasme, blaškosi. Ten, kai, sakykime, užvažinėjom pirmą kartą ir jisai rašo ten atstumą. Viskas gal ir gerai, ta prasme, žmogui patogu, tai jis ten, kad tiksliau metrus pasirašyti. Bet jau kai mes važiuojam pasitikrinti, jau turėtum palikti, sakykime, tą dalyką tam, kad tu vis tiek negali ryštis tiesiog teoriškai, sakykime, metrus, kad tau rašo ten, sakykime, kažkoks įrenginys, turi turėti tą jausmą, kaip man patogu. Nes tas, kaip aš sakau, pavyzdžiui, tas pats 100 metrų nėra nelygus, kai tau vienas 100 metrų būna po kryžinio posūkio, kitas 100 metrų būna po 1,5 kilometro greitų posūkių ir tas 100 metrų nieko, sakykime, nelieka gal. Bet tai sakau, iš esmės, šiaip visi tvarkingi vyrukai ir jie tą dalyką darė, o jau išvažiavus į greičio ruožą, sakykime, aš mano nuomonė gal manyčiau, kad Luką labiausiai išbalansavo galbūt rato keitimas, nes žmogus jautėsi ir antram užvažiavime, kad jis yra dar pavargęs nuo to dalyko ir pavargsti ir nuo stresinės situacijos, pavargsti ir nuo fizinio to krūvio, kad tau reikia dar pasikeisti ratą, atsisėsti į mašiną ir paskui vėl spausti greičio pedalą. Tai jautėsi šiek tiek tas jo sunkumas automobilyje. Mantvydas Repšys iš visų 4 turi daugiausiai patirties, nes prieš 8 metus yra aktyviai sportavęs ir tai buvo vienas realiausių pretendentų į pergalę, vien dėl patirties. Jisai, aišku, ir važiavęs nemažai. Ir jisai toksai, gal jauduliuko daugiausia pasibuvo. Nes, jis ir po to sako, žiauriai faina, sukilo emocijos, tam prisiminiau viską, dabar viskas grįžo, ką turėjau, tai ten dabar jau viskas, jau bet kokiu atveju ten kažką darysiu ir toks matos, degantis noru irgi stipriai. Ir šiaip, aišku, vairavimo patirties tai pasidaugiausiai yra, tik tai tiek, kad 8 metų pertrauka. Bet jaučiasi, kad jisai iš tos techninės pusės, jisai atsisėda iškart stabdžius, ten pavartė mašiną, pamaigė ten apšilimą tokį, viską susitikrino, nedingsta tie dalykai. Mantvydas turintis didžiausią patirtį iš tikrųjų autosportą, nes jis ir anksčiau yra važiavęs ir tas irgi labai jautėsi. Ta prasme, jisai turėjo tą tokią vidinę ramybę, kas pas Mantvydą šiek tiek užkliuvo, tai jisai per susirašymą kelis kartus tikrai realiai stojo galvoti, ką užrašyti. Tai čia irgi, ta prasme, nėra labai blogai, bet nėra ir gerai. Bet šitie dalykai irgi išsigyvendina, sakykime, per praktiką ir per tą, sakykime, praleistų kilometrų kiekį. Bet vertinant tai, kad jis anksčiau yra važiavęs, jau tokių dalykų irgi turėtų būti mažiau. Kas liečia išvažiavusi greičio ruožą, tai, sakykime, Mantvydą turbūt mažiausiai nustebino mūsų paruošta užduotis, kad keisim ratą, jis sureagavo labai ramiai ir šaltakraujiškai, keisim, tai keisim. Nusišypsojo ir supranta, kad tai yra žaidimas ir mes turim pakeisti ratą. Bet stresinė situacija šiek tiek irgi matėsi kamavo, nes, sakykime, paliko dankratą ir sėdo už vairo važiuoti, kas, aišku, ten realioj, kaip ir prieš tai sakiau, realioj situacijai, tai šturmanas vairuotojų vienas kitą daboja ir tokių dalykų nebūna. Bet aišku, jeigu ir šturmanas nepasiruošęs, gali visko būti. Tai va, o kas liečia jo važiavimą, tai irgi jautėsi, kad žmogus, ta prasme, važiavęs ralyje, moka važiuoti iš tikrųjų ir jis iš savęs yra aštrus vairuotojas, matosi, ta prasme, jis tikrai, kai važiavom, sakykime, kas liečia laikus, kai matavausi, tai aš kažkaip turėjau nuojautą, kad turbūt bus Mantvydas greitesnis už Marką, bet finiše vis tiek laikrodis rodė 3 sekundžių skirtumą. Klaudas Bučinskas važiavo paskutinis, bet tikrai nebuvo outsideris. Jis irgi turi nemažai patirties, nes aktyviai lenktyniauja mini raliuose, taip pat kaip ir Markas Buteikis. Klaudas irgi pašnekėjom, kiek jisai važiavęs, jisai gal toks viduriukas tarp labai aktyvaus ir neaktyvaus. Bet, ta prasme, sakau, jie visi
pašnekėjom ir kaip ten, kurie pavarą traukia, kurie pavarą netraukia, ten, nu, visi jie jaučia tą dalyką. Klaudas susirašymo metu, sakykime, rašė irgi gan, ta prasme, šiek tiek stovinėjo, bet to nebuvo daug. O Klaudas gal vienintelis, kuris daugiausiai gal taisėsi stenogramą antrų kartų, bet tai čia nėra blogai, ta prasme, jeigu tu pamatai, kad tau netinka posakis, pasakė, šturmanui pataisė, tai čia yra normalus procesas ir jisai dažnai būna, ta prasme. Tai, o kas liečia patį važiavimą jau, ta prasme, greičio ruožo metu, tai šiaip reaguodamas į rato keitimą, sakykime, tenais, nesakyčiau, kad daug pasimetė, bet šiek tiek irgi sutriko, kas čia bus, nes toks jausmas, kad Klaudas vienintelis turbūt nenorėjo sustoti, o kaip čia suprasti, kas toks, sustojom, bet tą ratą pasikeitė, sakykime, ratą gal turbūt, manau, gal ir greičiausiai Klaudas pasikeitė, jeigu dabar gerai pamenu. O greičio ruožė, sakykime, laikas nebuvo jo greičiausias, bet važiavimas buvo visas tvarkingas ir, ta prasme, nebuvo ten kažkokių tų atleidimų, ten bereikalingų gal ar nepataikymų, bet tiesiog iš savęs buvo ramesnis važiavimas, kas atsispindėjo paskui ir laikrodėje, bet tai nėra blogai. Taigi įtampa maksimali, belieka paskelbti nugalėtoją. Jūsų projektas prasidėjo tikrai ne pernai metai rudenį. Neprasidėjo nesenai ir tegul jisai nesibaigė jums visiems 4. Tęskit visi 4 tą, ką darėt. Kitais metais galit bandyti, šitais metais bandykit, sportuokit, bėgiokit, nenuleiskit ranko. Toliau, ką žinau, vienas sveikina. Kitoje laidoje matysite. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui.